Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl prabilo: Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Fariziejai jam prikišo: Tu pats apie save liudiji, tavo liudijimas netikras. Jėzus jiems atsakė: Nors aš ir liudiju pats apie save, mano liudijimas yra tikras, nes aš žinau, iš kur esu atėjęs ir kur einu. O jūs nežinote nei iš kur aš atėjęs, nei kur einu. Jūs teisiate kūniškai, o aš neteisiu ne vieno. Jeigu aš ir teisčiau, mano sprendimas būtų teisingas, nes aš ne vienas, bet esu aš ir mane siuntęs tėvas. Ir jūsų įstatyme parašyta, jog dviejų asmenų liudijimas tikras. Taigi liudiju aš pats apie save ir apie mane liudija mane atsiuntęs tėvas. Jie paklausė: O kurgi tavo tėvas? Jėzus atsakė: Jūs nepažįstate nei manęs, nei manojo tėvo. Jei pažintumėte mane, pažintumėte ir mano tėvą. Tai viešpaties žodis. Jėzus šiandien kalba su dideliu tikrumu. Aš žinau, iš kur atėjau ir kur einu. Sustokime trumpam ties šiais žodžiais. Jie kalba apie tapatybę, apie gyvenimo kryptį, apie prasmę. O mes? Ar mes žinome, iš kur atėjome ir kur einame? Kasdienio bėgimo sūkuryje, tarp darbo, mokslų, šeimos rūpesčių, lengva pamesti kryptį. Gyvename nuo dienos iki dienos, bet be gilesnio tikslo. Žmogus, kuris nežino krypties, anksčiau ar vėliau pasimeta. Ir ne tik pats, bet ir kitus gali suklaidinti. Pavyzdžiui, kunigas, kuris pamiršta, nuo ko atėjo ir kur eina, vietoj Dievo žodžio pradeda skelbti savo idėjas. Jis kalba ne apie Kristų, bet apie save. Vyras, žmona, tėvai, jei nežino, iš kur atėjo ir kur veda jų gyvenimas, kaip jie nuves savo mylimuosius, savo šeimą. Jaunas žmogus, nežinantis savo pradžios ir tikslo, gali įgyti viską, bet ką pasaulis siūlo, bet vis tiek jaus tuštumą, nes trūksta gilaus kodėl. Šiandien drąsiai paklauskime savęs, kam aš dirbu, kam mokausi, kam myliu, kam tikiu. Ar aš einu link tikslo, ar tiesiog sukiojusi vietoj? Jėzus žinojo, kad jis kilęs iš tėvo. Jis žinojo, kad grįžta pas jį. Šis žinojimas jam teikė jėgų, ramybės ir ištvermės, net tada, kai viskas atrodė beprasmiška, net kryžiaus akimirkoje. O mes? Šiandien daugelis žmonių klaidžioja pasaulyje. Pasaulis, kuris turėjo būti kelias, tapo tikslu. Žmogus ima manyti, kad čia jo tikrieji namai, tačiau širdis nerami, nes tikrieji namai pas tėvą. Tikrasis išsipildymas tik tada, kai einame pas jį. Ne į karjerą, ne į sėkmę, ne į sėkmę, ne į pripažinimą, bet pas tėtį, dangiškai tėtį. Broli, sesė, nepamiršk, iš kur atėjai. Nepamiršk, kur eini. Nepamiršk, kam priklausai. Geros tau dienos.
iš pelenų į gyvenimą.